Labas bendruomenė. Taip, šiandieną mano rytinis darbas tai buvo peržvelgti planus, užduotis ir duoti savo darbo, nes tinkliniai rinkodarai mes patys esame darbdaviai savo ir tuo pačiu darbuotojai, vykdytojai, ar ne? Taigi susidėliojusi planus, pradedau tai, ką turiu padaryti ir šiandien būtent noriu pakalbėti apie žmonės, kurie eina tuo pačiu keliu, tinkliniai rinkodarai. Yra daugelis pasirinkimų čia, kaip save realizuoti, kaip save atskleisti, užsiimti tai, kas tau labiausiai patinka. Ir aš kaip niekad suprantu, kad mano kelias yra padėti daugeliu žmonių jų tiksluose, ar ne, padėti jiems augti, padėti jiems ir užsidirbti, padėti keisti, daryti pokytį gyvenime, daryti pokytį savyje. Nes, kaip žinia, turime kiekvienas labai daug savyje užsidarimo, apribojimų, nedrąsos, baimių ir taip toliau. Ir tas žmogus gali vesti pats, kuris turi savo praktikoje labai daug ką praėjęs. Taigi mano patirtis tinklinėje rinkodaroje yra jau 9 metai, tai tikrai labai daug ką esu savo ribose pralaužusi, daug ką išplėtusi ir nedaug patirčių turiu. Ir tikrai mano kelias ir mano pasirinkimas yra būtent komandinis verslas, vadinasi padėti daugeliu žmonių įsikibti šioje srityje. Taigi, mėlyjeji, kadangi mano tikslas yra 50 partnerių, kuriuos aš pati remčiau, vesčiau, padėčiau jiems, tai esu įpusėjusi savo tikslą, dėl to dar į savo sponsorystę, ar ne, priimu 25 žmonės. Tai gali būti ir moteris, ir vyrai, nesvarbu, žmonės tie, kurie nori išmokti šiame versle, šio verslo meno, ar ne, kurie nori čia atskleisti save, rasti save, kurie nori ne tik tai, kad papildomų arba pagrindinių pajamų, bet iš tikrųjų išbandyti visiškai naują sritį. Galbūt jūs jau esate tame, esate tinklinėje rinkodaroje, galbūt sėkmingai, galbūt nesėkmingai. Čia priklauso nuo kiekvieno žmogaus patirties ir nuo žmogaus rėmėjo, kuris jums parodė būtent šią galimybę per savo prizmę, ne taip, kaip jisai supranta, su savo turimų įgūdžių bagažu, su savo turimų patirčių bagažu. Taigi, mėlyjeji, jeigu dabar žiūrite šį video ir galvojate, kad iš tiesų, labai norėčiau išbandyti tinklinės rinkodaros nišą arba jau žinote tiksliai, kas tai yra ir norėtumėte tiesiog ateiti į kitą kompaniją, kuri yra labai perspektyvi, kur duoda vieną didžiausių uždarbių, kur augimo spektras tas toks labai yra didelis ir galite turėti tikrai puikią sponsorę mane, tai galite tiesiog kreiptis. Pasišnekėsim, pasižiūrėsim, kaip mes vieni su kitais sutinkame, ką aš galėčiau jums duoti, kaip galėčiau prisidėti prie jūsų sėkmės ir tada po pokalbio galėsime daryti sprendimus. Taigi pas mane dar yra 25 laisvos vietos ir galiu šioje veikloje kompanijoje Čiogan jums padėti augti ir klestėti. Kaip žinia, mano struktūra yra lyderiaujanti Lietuvoje, mes turime aukščiausią poziciją, tad tikrai galime daug kuo pasidalinti iš savęs, iš savo patirties ir parodyti patį greičiausią kelią jūsų tikslams pasiekti. Tai jums sakau, iki susimatymo, brangieji, laukiu jūsų žinučių ir iki sekančio video.